Pelėsis gyvenantis namuose toli gražu ne tik estetinė problema, kaip dar daugelis nori tikėti. Dažniausiai pelėsis pradeda augti nevėdinamuose arba nepakankamai vėdinamuose, šiltose ir drėgnose patalpose ir jis tikrai nesusidraugauja su čia gyvenančiais žmonėmis. Jis gyvena pas mus buityje, taip, galima ir atsinešti, aišku, savaime, bet dažniausiai būna patalpose, sakykime, buitinėse patalpose, kuriuose mes gyvenam ir ypatingai namuose, kurie drėgni, nedakūrenami, o reiškia, sakykime, kaime medinis namas ir būna, reiškia, ten, sakykime, už kokių spintų, ten senuose spintose, kurie nevėdinamos ypatingai patalpos, reiškia, ten veisiasi, dauginasi pelėsis. Dar, reiškia, pelėsis gyvena šiauduose, sakykime, reiškia, daržinėjai, šiene, o žiūrėkit pavasarį, kai būna šienas, reiškia, baigėsi šienas ir daržinėse, toksai kvapas įeini, jaučiasi, reiškia. Ir žmonės, kurie, reiškia, turi tą jautrumą, tam pelėsiui gali susirgti, reiškia, atitinkamomis lygomis. Pelėsis ne vien, reiškia, buityje gyvena, tačiau jis gyvena ir pas mus. Jis gyvena mūsų burnos gleivinėje, nosiaryklėje, ant odos gyvena. Tačiau gyvenantis burnoje mes su juo, reiškia, draugiškai sugyvenam ir, reiškia, jis mums ne parazitas, kaip sakant, bet kartais būna ir, reiškia, jis jau supyksta ant mūsų. Taip, kad pelėsis yra labai paplitęs. Pelėsis dauginasi sporomis. Ir jis tos sporos, kaip pribręsta, jau po mikroskopo pamatytumėm, mes pažiūrėtumėm, tai yra ištisas kaip koksai, sakykime, kaip saulėgrąžų laukas, jos ant kotelė auga ir galvutės tokios, kaip pienių laukas, o toks panašus. Reiškia, po mikroskopu. Tos, reiškia, galvutės, reiškia, jos kaip pribręsta, tos sporos mikroskopinės, jos nesimato ir jos labai dulka. Žiūrėkit, jeigu ant uogienės susidėjęs koks ir papūsi, tai tiesiog tokie laksto, dulkės eina. Suprantate, prilimpa prie rankų ar prie pirštų. Tai jis dauginasi sporom ir, reiškia, patenka, reiškia, ir ore plaukia, ir kambario ore, ir lauko ore, ir taip, kad jo pilna visur. Kaip ir minėjo gydytojas, pelėsinių grybų sporų yra visur. Pelėsinio grybelio į aplinką išskiriamos sporos gali sukelti netgi labai rimtus ilgalaikius sveikatos sutrikimus. Gali sukelti alerginius susirgimus. Ir sakykime, kaip tokia, sakykime, reiškia, alerginė sloga. Alerginis, reiškia, tas nosiaryklės uždegimas, nosies gleivinės uždegimas, akių junginės uždegimas, reiškia, alerginis rinokonjunktivitas mediciniškai vadinasi. Tai jeigu jau, sakykime, žmogus nuvyksta, gyvena mieste ir nuvyksta, sakykime, į kaimą, į tėviškę, vaikai, anūkai, sakykime, nuvyksta ir jam atsiranda, sakykime, sloga, čiaudulys, kosulys sausas. Ir jis gali sukelti tokius nemalonius dalykus, sakykime, kad, reiškia, alerginę tą slogą minėjau, reiškia, akių junginės uždegimą ir sukelia net bronchinę astmą. Reiškia, kaip vyksta, reiškia, nosies gleivinės paburkimas, akių junginės, reiškia, uždegimai, taip vystosi ir bronchose pakitimai. Kuo ilgiau kontaktuoja, kuo ilgesnė ekspozicija su tuo alergenu, sakykime, su pelėsiu grybeliais, tuo, reiškia, daugiau kaupiasi tam tikrų alerginių medžiagų organizme, tuo, reiškia, jis yra daugiau jam, reiškia, tikimybė susirgti šitą alerginę ligą. Pas mus parazituoja kelios pelėsių rūšis. Dažniausiai sutinkama ir labai pavojinga pelėsių rūšis Aspergillus fumigatus. Taip, tai tas pats pelėsis, kuris apsigyvena mūsų buityje, namo ar buto kampuose, už baldų, žodžiu vietose, kur jam patogu daugintis. O mes gyvendami kartu su juo, kasdien kvėpuodami pelėsiais užterštų orų, galime labai savo pakenkti. Buvo labai įdomus atvejas, kad pelėsių grybelis, sakykime, žmogus persirgo tuberkuliozę, reiškia, labai tokia fibrokaverinė tuberkuliozė, kur įsivalo, reiškia, plaučių ertmės, plaučiuose atsiranda ertmės ir jos įsivalo ir jos lieka ilgam laikui, žmogui gali visą gyvenimą atsirasti, kai pasveiko nuo tuberkuliozės. Ir į tą vietą, reiškia, kaip sakykime, apsigyvena tenai, reiškia, parazituoja, įsiveisia, iš kvėpavimo takų patenka, reiškia, šitas, reiškia, pelėsis ir vadinamas Aspergillus.
tai jis, reiškia, vadina aspergiliozė. Irgi turėjom tokį įdomų atvejį labai. Vat, tai ir chirurgai operuoja juos, reiškia, ir labai bijo, tarp kitko, operuoti. Jeigu jau nustatoma yra aspergiliozė, plaučių aspergiliozė konkrečiai, tai jie bijo atidaryti, atidaro, reiškia, krūtinės ląstą ir bijo, kad tas pelėsio, reiškia, jis yra piktybiškas, aišku, savaime, kad neužkrėsti visos operacinės, suprantat. Tai va toks atvejis yra buvęs. Medikai tvirtina, kad labai dažnai